Į lygiašonį trikampį ABC įbrėžtas apskritimas liečia trikampio kraštines štai tuose taškuose. Reikia apskaičiuoti kampo BAC didumą, BAC, štai šio kampo didumą. Jeigu žinome, kad kampas OBC, vat štai šis kampiukas yra 15 laipsnių. Norėdami įspręsti šį uždavinį, turime prisiminti, kad įbrėžto į trikampį apskritimo centras yra jo pusiaukampinių susikirtimo taškas. Reiškia, mūsų štai šitas kampiukas bus lygus šitam, štai šitas lygus šitam ir galiausiai vat štai šis lygus šitam. Taigi, mūsų kampas, tuoj pažymėsim, tuoj. Mūsų kampas ABC lygus 15 ir 15, 30 laipsnių. Lygiašonio trikampio kampas prie viršūnės 30 laipsnių. Tada norėdami rasti kampą BAC, turime mes iš 180 atimti tą 30 ir padalinti iš 2, todėl kad lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygus. 150 dalinu iš 2 ir gaunu 75 laipsnius. Taigi mūsų ieškomo kampo didumas 75 laipsniai.